Labą dieną, gerbiami moksleiviai, 11-okai. Šiandieną jums aiškinsiu medžiagą, kaip padaryti čia ir leidybos kartu. Vienu metu bus ir leidyba, ir kartu higienos normos pasidarysite konspektuką. Taigi, nueinam į pirmą pamoką. Pirmoji pamokoje randa dokumentą higienos normos. Paspaudžiat ant jo. Ir šitą visą tekstą, jos čia labai svarbi medžiaga, nuo šitos vietos nukopijuojam iki pabaigos. Pasiemam ir kopijuojam. Viską nukopijuojam. Va, nukopijuojam, ne? Ctrl+C ir į naują Wordo dokumentą įterpiame. Wordo dokumentą įterpiame. Ctrl+V. Štai mes turime tą šabloninį dokumentą, kuriame mes viską tvarkysimės, kaip mums reikalinga, kartu prisiminsime savo Wordo įgūdžius ir kartu pasirengsime konspektuką ir kartu turėsime higienos normos pagrindinius reikalavimus ir visas informacijas. Kada laikysite egzaminą, akitimis permėsite pagrindinius reikalavimus ir bus viskas aišku. Tai dabar skyrius, atskiriame skyrius, 1, 2 iki 8 skyrio, visi 8 skyrius turi dar būti, tai turim pasidaryti visus skyrius, čia 4 skyrius, 4 reiškia kažkur tai dar 3 turi būti skyrius, ieškome tekste. Aišku, galite kopijuoti tekstą po mažą gabaliuką ir su skyriai susidėti, bet, sakykime, irgi toks pabendravimas su kompiuterio kai kuriom dalim. Va, radau. 3 skyrius. 3 skyrius, 4 skyrius, dabar 5 skyrius, 6 skyrius. Aš dabar įrašinė, pastebėjai? Šaunuolis tam. Reiškia 6 skyrius, dabar yra 7 skyrius. Čia dabar 8 skyrius. 7 skyrius ir 8 skyrius irgi taip pat yra. Taigi mes visus turime pasitvarkę taip dokumentus. Dabar spaudžiam Ctrl+A klavišų derinį, Ctrl+A ir dabar formatuojam tekstą. Formatavimo tekstą bus Time New Roman 12 pt. Lygiavimas abipusis, tarpai tarp eilučių pusantro intervalo. Ir štai mes jau sutvarkė visą tekstą. Visas tekstas yra sutvarkytas. Čia formatavimas, čia yra 6-5 klasės Wordo informacija, ne? Dabar mes darysime viršuje turinį. Automatinėmis priemonėmis pabandysim padaryti turinį. Kam reikalingas tas turinys, tai visi žino, kad nėra knygos, kad būtų be turinio, o dabar mes turinį pasidarysime, turėdami galimybę taikyti, reiškia, kiekvieną antraštę. Tai dabar pažymime pirmą antraštę, nueiname į antraštę 1 iš pagrindinio meniu, antraštę 1 ir priskiriam, ne? Dabar nueiname į 2, taip, priskiriam visas antraštės. Visas antraštės priskiriam. Antraštė. Čia galim permesti kitą puslapį, galima, kad būtų sklandžiau ir tvarkingiau. Turim 5, turim 6, turim 7 ir turim 8. Dabar kursime automatinėmis priemonėmis turinį. Kai viską sužymėjom, dedam viršuje žymeklį, jis negali būti labai aukštai, jis negali būti šitoj pilkoj zonoj. Tai geriau, kad neapsidraus, geriau porą kartų enter padaryti ir čia, kur tu tikrai balta, kur yra šita zona balta, ne? Tai dabar mes čia dedam žymeklį, nueinam į nuorodos
ir šone kairėje pusėje randam turinys. Kairėje pusėje žodį randam turinys. Įskleidžiam ir patį pirmąjį turinį pasiemam. Štai ir visas mūsų automatinėmis priemonėmis padarytas turinys. Viskas tvarkingai, viskas gražiai. Jeigu čia kažką tai dar norėtume ateityje įmesti ar kažkokią papildomą medžiagą įdėti, tai visada galima atnaujinti turinį, pasirinkus ir atsinaujina turinys su puslapiai, su viskuo. Gerai, tai turinį mes turime, dabar sutvarkykime su puslapių numeriais. Tai įterpimas, nueiname į puslapio numeris, pasiemam, kad bus puslapio apačia, pasiemam puslapio apačios numerį ir matome, kad mūsų pirmas puslapis prasidėjo nuo pirmo, o antras puslapis irgi antras. Kaip ir gerai būtų, bet mes organizuojame viršelį. Šito darbo bus viršelis. Todėl mums reikalingas, kad viršelis bus nulinis, arba tiksliau pirmas, o čia antras jau turi būti antras. Tai kaip dabar darysime? Nueisime į savybės puslapio numeravimo, puslapius numeruoti ir įsirinksim formatuoti puslapio numerį. Formatuoti puslapio numerį. Pradedam, kad puslapis prasideda nuo dviejų. Nuo dviejų. Spaudžiam 2 ir štai 2. 2, o ten jau 3. Ane? Gerai. Taigi, įsprendžiame, matot, kaip greitai viskas puslapių numeravimas, turinys, visa kita. Dabar reikia mums įdėti viršelį. Kaip viršelį darysim? Spaudžiam įterpimas, susirandam kairėje pusėje viršelio puslapis, pasirenkam iš šablonų, kokį tik tai norime šabloną, pasirenkam ir štai mes ir turime viršelį. Tam viršelį užrašom higienos normos. Taip pat užrašome kažkurioje tai vietoje autorystę savo. Galime čia parašyti parengė. Taigi autorystė būtinai pilna, Kauno KTU licėjus, 11 klasės mokinys ir arba mokinė ir vardenis pavardenį. Nu, čia galite dar nurodyti, kelintais metais viskas įvyko. Va, štai. Štai mes turime ir viršelį gražiai sumontavę. Dabar mums reikia dar kai kurių dalykų. Tai pavyzdžiui, sakykime, mes norėtume įsiaiškinti, kaip mes kurtume išnašą. Tai pažymėkime vieną žodį, nueiname, bet kokį žodį galim pažymėti, nueiname į nuorodas, dabar išnašų yra kelios grupės. Tai čia dokumento vietoje kažkur tai dėtume, mes naudosim tą viršutinę išnašą. Ir geras darbas. Taip pat labai svarbu yra, kad mes galėtume komentuoti. Aukštoje mokykloje dėstytoja, kai gauna darbą studento, jisai netaiso studento darbo, kad nevilktų konfliktą, visą kitą. Jis tiesiog va šitoj vietoj, sakykime, ar kažkurioje tai vietoj, jisai pasidaro komentarą, va matote, įterpimas ir komentaras, ir ten parašo, manau, kad gerai. Ir jis netaiso. Jis netaiso, tik tai paduoda savo mintį kitoj pusėje. Jeigu tau ta mintis gerai, tai tvarkoji, jeigu negera, tai tu ją kažkaip tai. Va, tai mes jau turime, sakykime, ir komentarą, ir turime išnašą. Dabar susikurkime savo stilių, kad mes galėtum visam darbe priskirti kažkokius dalykus. Tai iš pagrindinio į stilius nueiname, iš stilių pasiemam naują stilių.
naują stilių. Stiliaus vardas jūsų vardas. Čia galima daug ką daryti, galima šriftą keisti, mes ar keisime. Šriftas bus pas mus 14, spalva pas mus bus raudona, kad tikrai matytume, kad tikrai pasikeista. Na, galim formatavimus pasidaryti, pastraipą galima įtraukas padaryti, tabuliacijos, kraštinės kalba, galima numeravimas, jeigu yra kažkoks efektai. Na ir kitokius dalykus. Tai čia matome, kaip ir visą šitą dalį padaryta, lygiavimas, tegul būna kažkoks centrinis, kad įsiskirtų tą, ką mes turėjome. Nu ir manau, kad šitą stilių dabar mes pritaikysime, spaudžiam gerai ir štai mūsų stilius. Ne? Tai jeigu norime, kad mūsų pastraipa būtų tai mažoj vietoje, kad kažkas tai neištisai tas stilius būtų, tai mes mažą galim dalį padaryti, kad tuo stiliu buvo, o kitą dalį mes padarysim, kad įprastasis. Ne? Įprastasis yra. Taip. Valyti įprastasis, nepasiduoda mums. Sakykime, įprastasis. Nesuveikia gerai. Turėtų Time New Roman, čia 12, tarp įvarločikas antro. Ir tada veikia, visą pastraipą veikia, nu, yra kaip yra. Štai, turime tą gabaliuką mažą, kur čia yra su Time New Roman, o čia yra su to. Ir čia spalvą galime irgi pasidaryti tokia, kaip buvo, nebūtinai raudona. Kad matytume. Gerai, tai dabar mes turime ir viršelį, turime ir visą informaciją, turime puslapius. Tai manyčiau, kad va šitokį darbą pasidarė, dar galite išmėtyti tekstus, kurie jums tik tai tokie, kaip jau sakykime, pertekliniai, o pasilikti tai svarbius dokumentus, tai reiškia, tai kas labai svarbu, tai vat parametrai yra tarp kompiuterių, kokie turėtų būti plotai skirti, toliau vaizduoklio, kokie turi apšvietimas, kokie turėtų būti oro kokybė, kaip sakykime, toliau turėtų būti, kaip dirbti ir kiek pertraukas daryti. O tokius akcentukus uždėti, pasižymėti visus kitus. Ir labai šitos terminus labai svarbu, kas yra terminalas, kas video terminalas, kas yra kompiuteris, kas yra darbuotojas dirbantis kompiuterį, va šitas labai svarbu. Tai manau, kad viską išaiškinau, ką reikėjo padaryti pirmoje, antroje pamokoje, higienos normas mes aiškinomės, darbą prie kompiuterio saugą aiškinomės, tai va šitos darbus reikėjo padaryti. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.